atėjo tas metas, kuomet visą video filmuosiu su savo rankom. Ir kaip matote, metų pabaiga, kalėdos, va čia papuošimai dabar, va, mėginu pasidėlioti, nežinau, kiek čia išsilaikys filmavimo metu, be švieselių, tai ką aš dar turiu. Aš turiu sąrašą, ką tik peržiūrėjau savo 23 metų išsivalymo video ir susirašiau, kiek ko turėjau tuo metu ir kokius tada išsikėliau prieš metus laiko tikslus savo šių metų pabaigoje turėti. Ir be abejo dabar turiu žalį ir raudoną pieštuką, tušinuką ir, žymėsim, kaipgi man pasisekė. Bendrai dabar, dar kol nepradėjau žiūrėti ir nežinau tų savo skaičių ir kaip man sekėsi ir kiek aš ko turiu ar neturiu, aš jaučiuosi, kad mažiau šiemet pirkau ir bendrai jaučiuosi, kad ir tų produktų yra savotiškai mažiau po metų. Nemanau, kad daug, bet toksai turėtų būti sumažėjimas. Greičiausiai dėl to, kodėl aš dabar darau su visais šitais skaičiavimais ir toliau, tai yra dėl to, kad aš noriu turėti tokią, kaip ir susistemintą kosmetikos kolekciją ir kad tie visi produktai, kurie joje yra tie, kuriuos aš naudoju, jie man teikia džiaugsmo arba aš nekantrauju jas išmėginti, man jie yra nauji ir panašiai. Ir kad nebekaupiu tų tokių senienų, kurios stovi metai iš metų ir taip toliau. Tai štai. Aš čia šalia savęs, jūs greičiausiai nematot, nes yra už kadro, turiu abu savo kosmetikos stalčius, kuriuos čia dabar taip arčiau savęs prisitrauksiu. Ir mes pradėsim. Taigi, pirma kategorija buvo primeriai. Pernai metais turėjau 0 ir vis dar turiu 0. Taigi, pliusas pudros skystos. Pernai metais turiu 4,5, nes tai buvo kompaktinė kempinėlės pudra su papildu, tai skaičiau kaip 4,5 ir žiūrim, kiek aš dabar turiu. Tai štai mano 2024 metų pabaiga. Taigi turime mano K3 naubą, šitą pagaliuką pudrą. Šitos dvi buvo iš praėjusių metų, visa kita yra nauja. Išskyrus šitą pusiuką. Iš tikrųjų, čia šitas indelis yra tuščias, man reikia pakeisti šitą papildinę ir greičiausiai gal šiandien taip reikėtų padaryti, kad užimtų mažiau vietos. Tada yra vėlgi 1,5. Ir tai žodžio, aš manau, nelabai čia gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai kai tikslas buvo 3 ir tai yra dvigubai daugiau negu buvo mano tikslas. Tai manau, čia normaliai aš pašoviau. Tai jo, gal visgi nebuvo taip gerai, kaip aš įsivaizdavau, kad viskas yra gerai. Judam toliau. Sekanti kategorija yra sausos pudros. Ir sausas pudras turėjau 4 metų pabaigoje, šiuo metu turiu 3, tai šitą K3 iš savo kosmetikos stalčiaus, šitą K3, kur ta kamera, kuri yra visiškai nauja nenaudota, ir tuomet štai šitą mozaikinę iš Givenchy. Tai mano tikslas buvo sausos pudros 2 ir aš žinokit, manau, kad aš galiu šiandien tai pasiekti, nes štai šitą aš ketinu išmesti. Jinai tokia įdomi, ta prasme, jinai fiksuojant ir panašiai, ir naudoti ją man kaip ir, sakykime, patiko kaip produktas, bet jinai labai greitai užsideda tą tokią plėvelę, kur reikia valyti ir tada sunku paimti produktą. Nežinau, žodžiu, aš manau, kad su šituo aš atsisveikinu. Ir būtent dėl to tai lieka mano 2 K3 pudros. Ir įgyvendintas mano tikslas. Sekanti kategorija yra maskuokliai. Pernai metai pabaigoje turėjau 2. Tikslas buvo turėti 2, o turiu 3. Tai tas pats vis dar netidarytas Maybelline Fit Me, kaip ir iš pernai metų. Dioras, kurį naudoju šiuo metu, ir Lietuvoje balandį pirktas uoga maskuoklis, kurio irgi dar nesu naudojus, bet to, kad pasibandžiau ant odos. Tai jo, manau, kaip ir vienu per daug, ir pernai metais turėčiau vis dar
metų pabaigoje turėti 2, tai vadinasi, man kažką reikia sunaudoti, kas turėtų būti normaliai, nes per šiuos metus ir pirkausi konsilerius ir sunaudojau konsilerius, tai aš manau, tai yra pasiekiama. Sekanti kategorija yra kontūravimas ir pernai metų pabaigoje turėjau 2 priemonės pasilikusi, tai štai šitą savo Too Cool for School ir kontūravimo iš Bourjois. Bourjois nusiviliojo, nusinešė mano mama, taigi aš esu likusi tik tai su visa šita vienintelė priemonė, kurios yra tiek likę. Savotiškai, aš manau, dar metam laiko jos turėtų užtekti, bet pabaigoje metų galimai norėčiau turėti naują. Bet iš esmės, manau, tikslas turėtų būti turėti vis dar vieną, nes nereikia daugiau kontūravimo priemonių. Tai o, šitas tikslas pasiektas. Na, aš jau dabar staldžiu, kad susirinkti highlighterius ir supratau, kad padėtis prastesnė negu buvo pernai metais, vien tik dėl to, kad sakiau, kad man nereikėtų pirkti jokio highlighterio, bet iš tikrųjų nusipirkau. Pernai metais nusipirkau štai šitą iš Catrice, kuris turi tą tokį rožinį švytėjimą, toksai labai įdomus. Dabar greičiausiai per tas kalėdinės eglutės net nesimato jums gerai, bet kokiu atveju šitas man labai patiko. Tai to pasiekoje aš turiu 1, 2, 3, 4, 5 highlighterius. Tai 4 kaip ir pernai metais plus 1. Ir plus, kuomet pirkau Clio pudrą, jeigu atsimenu, ten buvo dovanų toksai kaip ir miniukas, bet dabar nežinau prie ko jį priskirti, nes jisai iš tikrųjų toksai nėra kaip ir highlighteris, bet jisai turi tokį labai lengvą švytėjimą suduoda. Panašiai kaip šitas, toksai labai nedidelis švytėjimas. Bet tuo pačiu ir tai nėra tai, kas jį padarytų highlighterį. Tai sakykime, kai nepasirodyti savo visai taip kaip feilas, tai šitą priskirsiu prie sausų pudrų. Ir tada sakykime, kad sausas pudras turime Ale3 ir turime 5 highlighterius. Sparčiai čia judam, beveik įpusėjame ir sekanti kategorija yra skaistalai. Tai aš dabar pradėsiu traukti ir aš kai pradėsiu traukti, jūs skaičiuokit, nes pernai aš jų turėjau daug, 13. Tai žiūrim, kaip seksis šiemet. Tai čia turime 3 šitoje paletėje, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir dabar nežinau šitoje paletėje šitą skaistalą kaip ir užskaičiuoti, priskaičiuoti ar ne, bet greičiausiai reikėtų, nes vis tiek kaip ir skaistalas, ir aš iš tikrųjų jį ir naudoju kaip skaistalą, ir jis visai nieko tam reikalui. Tai netikėtai kaip ir skaistalų tada yra mažiau, net jeigu skaičiuosim su šito paletė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 skaistalais mažiau. Kas ok. Iš tikrųjų dėl šito dar neapsisprendžiau. Čia kaip ir sakiau, mano yra šio mėnesio tas toksai produktas, kur man reikia išsiaiškinti, arba aš išmetu, arba kažką tais. Bet sakykime, nereikėtų man pirkti daugiau skaistalų. Nežinau, kaip seksis būnant Korėjoje, nes manau, ten bus labai didelė rizika paslysti. Bet kas liečia bent jau šitos kai kuriuos Judy Doll skaistalus, kadangi jie yra tokie nedideli ir to produkto, žinoma, yra gerokai mažiau. Pavyzdžiui, šitas, aš jaučiu, kad jis yra tikrai neblogai panaudotas. Tai aš galbūt netgi dėčiau viltis per kitus metus kokį 1-2 skaistalus, ypač iš tų Judy Doll, ar nesakykime, išnaudoti. Na ir su šito likimą kaip nors išspręsti. Galbūt netgi ir šitą. Ne, šito tai tikrai nepabaigčiau. Jisai yra su tokiu kaip ir kūgio paviršiaus turėtų būti, jau nelabai matosi. Bet aš nežinau, abejoju, ar aš jį sunaudočiau per ateinančius metus. Tai štai, 11, kas yra neblogai, nes kaip tikslą buvau užsikėlusi, kad mažiau nei 13.
Sekanti kategorija yra labai paprasta, man tokių produktai ir mano vienas vienintelis Gucci pieštukas. Pernai metų pabaigoje turėjau 2 produktus ir sakiau, kad turėti vėlgi nedaugiau 2, taigi kaip ir tikslas pasiektas, nes aš turiu tik vieną produktą, vieną pieštuką ant akių. Sekanti kategorija akių pravedimai ir, na, žinau, ar bent jau pagerėjimo, tai aš nesitikiu, nes šita kategorija man yra sudėtinga ir jo, tai čia yra mano be abejo visi Makeup Heal pieštukai, kurie yra mano, pats mėgstamiausias, svarbiausias dalykas. Tai žodžiu, čia šitie yra 5, tada aš turiu keletą spalvotų pieštukų. Čia irgi kaip ir spalvotas, čia didžioji dalis jų yra spalvotų ir iš tikrųjų nieko čia tokio nėra, ką aš, sakykime, išmesčiau ar pašalinčiau, taigi čia ir viskas lieka ir dabar belieka skaičiuoti žalą. Tai pernai metais aš turėjau 17 ir tikslas buvo turėti jų mažiau. Nu ką, skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na, matyt, palaukit, aš kažkas nutiko. Kažkas nutiko, nes tikrai šitą pieštuką pirkau, šitą skystą pravedimą irgi pirkau. Labutino šitas yra naujai per šitos metus atsiradęs. Aš kažką tais prasivaliau. Nu, bet tai jo, sakykime, nepavyko. Žymiu raudonai, nes mes vis dar turim 17. Sekanti kategorija yra tušai ir vienas ir tas pats primeris, netgi ta pati tubelė, kur turėjau praeitų metų pabaigoje, bet dabar jau tikrai reikia nusipirkti naują, nes beveik čia nieko nėra. Bet be viso to turiu 4 tušus. Tikslas buvo 3 tušai, iš kurių turėjo būti mėlynas, juodas ir kokia nors kita spalva. Dabar yra tai, kad štai šitas yra vienintelis su spalva, visi kiti 3 yra juodi. Ir tikslas buvo 3, ar nesakykime, spalvų kaip ir ale netitaikiau, bet buvo tai, kad vienas skupo turčiaus, kitas dovanų ir tiesiog taip gausi, kad visi juodi, bet tikrai norėčiau tuos Essence Lankomės naudoti, kad gražinti savo kolekciją spalvotus tušus. O su šituo Kiko aš iš tikrųjų, žinokit, atsisveikinsiu su juo, nes aš jau turiu juos kelis metus ir aš vasarą kaip ir galvojau, kad daugiau juo dažysiuos ir panašiai, bet praėjo šitą vasarą ir man buvo labai sunku dažyti su juo ir jo, aš manau, kad su šituo tušu atsisveikinu ir būtent tai man padeda pasiekti savo tikslą 3 tušai ir primeris. Sekanti kategorija, kur aš manau, man morališkai yra sudėtingiausia, bet aš per daug nieko iš savęs ir nesitikėjau su šitą kategoriją. Tai kaip matote, yra mano akių šešėlių paletės. Pernai metais aš buvau įsikėlusi, palaukit, pernai metais turėjau 13, išsikeltas tikslas buvo turėti mažiau, idealiai 12 ir mažiau. Tam, kad būtų tas į mėnesį po paletę per kalendorinius metus. Žiūrint iš to krūvą, greičiausiai akivaizdu, kad nelabai man pavyko. Bet jeigu tai paėmus ir gerai peržiūrėjus, aš iš tikrųjų buvau kai ką apgalvojus ateidama į šitą išsivalymą. Nes kaip matote, šiemet irgi nelabai man taip ką pavyko išsivalyti, tik tai 2 produktus kol kas esu atidėjus į šoną. Bet prie to dar grįšim. Tai, žodžiu, mano Pat McGrath paletė. Tom Fordas, apie kurį jau tiek paskutiniu metu nemažai kalbėjau. Tada turiu 2 Nocibé paletės. Tai šita yra viena naujesnių, kur pirkausi Prancūzijoje. Ir yra mano šio mėnesio paletė. Ir iš tikrųjų, žinokit, aš pakankamai ją nemažai naudojuosi ir mėgaujuosi ir netgi skaistas man patinka. Ir apie šitą paletę noriu daugiau truputėlį pakalbėti, dėl to, kad būdama Lietuvoje Douglas, aš pamačiau lygiai šitą įpakavimą, ant jo parašyta Douglas ir pasižiūrėjus į spalvas, aš jums nuotrauką įkelsiu,
bet tai yra identiška paletė. Identiška paletė po Douglas pavadinimu ir oho, aš taip galvoju, o tai kaip čia taip? Nosibė Prancūzijoje ir Douglas Lietuvoje. Bet taip, jeigu žodžiu jums įdomu yra šita mano paletė, tai žinokite, ką galite rasti Douglas po Douglas pavadinimu. Kas mane taip irgi privertė sunerimti, kad ir šitą paletę irgi gal, kurią jums norėjau padovanoti, kaip, kažkas naujo, nematyto ar kažką, tai greičiausiai vasaros metu jūs irgi ją galėjote matyti Douglas. Tai nežinau, buvo Lietuvoje tokia paletė ar ne, ar verta laikyti ją dovanų, ar kaip. Tai jo, toksai įdomus momentas buvo. Tada mano mažytė Pat McGrath, kuria irgi jaučiuosi, kad šiuos metus nusipirkusi neskyriau jai dėmesio, kurio jinai yra verta dar. Tada Naugos maža paletė, kuri iš tikrųjų man labai patiko ir šitą spalvą aš vos ne sulyginau tą kauburėlį. Tai jo, mano Šikor iš Korėjos parsivežta paletė, kuri irgi man labai patinka. Kalbant apie korėjietišką vieną paletę, mano Dasik paletę. Tada Clio, kurią man atrodo šiemet net nesinaudojau. Nebuvo nei viename stalčiuje šitą paletę, tai reikėtų kažką susimastyti dėl to. Hints, dar vienas korėjietiškas brandas, šitas žiauriai fainas. Kas mėgsta, sakykime, minimalistinį stilių ar minimalistinę kolekciją, nes su šita paletė jinai atrodo, iš tikrųjų galima neblogai pasidažyti ir tokių, ir su ta raudona, sužaisti ir kitom spalvom, ir kasdienai labai daug neutralių irgi tokių įvaizdžių susikurti. Dėl to jinai faina. Mano dvi Natasha Denona. Tada šitą Moi, kuri irgi sakiau, kad yra tikrai verta dėmesio ir mano metų atradimas. Man labai patiko šitą paletę. Dvi paletės, kurios yra visiškai naujos ir kuriomis, nesinaudojau. Tai ta Wake Me, kur sakiau, kad naujai nusipirkau ir kad išmėginti, nes štai šita paletė turi 5 skirtingas tekstūras, matinį balzamą, glowing balzamą, blizgutį, smulkesnį blizgutį, matinės spalvas ir panašiai. Tai aš vis dar neįkišau ją savo pirštukų. Ir šita labai levandinė Clio paletė, kuri dabar visas kitas pačiupinėjus yra įdomi tuom, kad labai jaučiasi tokio svorio turinti savyje. Tai štai. Ir tas momentas dabar, prie kurio priejau, kad sakau, aš kai ką buvau apgalvojusi, tai būtų štai šita mano Pat McGrath paletė, kurią aš turiu iš labai seniai. Štai kaip jinai atrodo. Ir su ja reikalas yra toksai, kad aš iš jos, galima sakyti visą laiką, pagrindę tik tais 2 spalvas. Štai šitą žalsvą ir štai šitą raudoną naudoju. Visas kitas spalvas aš vos esu prisilietusi. Ir kadangi dabar turiu kitas 2 Pat McGrath paletes, aš dabar visą savo tą krūvą nuversiu, aš manau, kad kaip ir dabar būčiau pozicijoje, ne tokioje vietoje, kur tas 3 spalvas, kurių kaip ir nelabai naudoju, jeigu man reiktų ar ne, aš kažkaip galėčiau, iš tų kitų palečių, pavyzdžiui, šita ruda, ar ne, galėtų kaip ir pasikeisti vienas kitą. Auksinė, kuri yra per vidurį, čia irgi šitoje paletėje yra tokia kaip ir, savotiška auksinė. Ir šita irgi, štai čia mandau, jos nėra identiškos, bet aš manau, jos yra pakankamai panašios, kad aš, jeigu sugalvosiu, man jų reikia, aš galėčiau jas panaudoti. Tai prie kogi aš linkstu ir ką aš ketinu padaryti, tai yra tai, kad aš noriu šitos paletės išsiimti šitą savo žalį ir raudoną, įsidėti jas į savo magnetinę paletę, o su visom likusiam atsisveikinti, nes kaip ir sakiau,
Aš šitą paletę tikrai nemažai laiko turiu, gal kokius 3-4 metus. Ir tai yra šitas dvi spalvos yra vienintelės, ką aš iš tikrųjų naudoju. Ir džiaugiuosi, mėgaujuosi jomis. Tai nebesinori man jau laikytis visos šitos paletės dėl 2 spalvų. Tai štai, su šita reikės išsirinkti ją dalimis, kas reiškia, kad dabar jau galime susiskaičiuoti ir statyti šitą bokštą iš naujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Turint omeny, kad atsisveikinus viena paletė, tai būtų buvę kaip ir 16, bet turime 15, tai ar aš esu nustebusi? Ne. Aš nesu nustebusi. Ai, žinokit, dar vieną paletę jau esu nusipirkusi, jau yra pakeliui ir yra dar viena paletė iš Wake Me, kurios aš labai noriu, bet kol kas bandau valdytis. Tai jo, tai realiai yra 16, nes viena paletė yra pakeliui. Rinkausi dabar single šešėlius ir radau dar vieną maskuoklį. Visai žalsvą tą maskuoklį, tai man reikia pasitaisyti savo maskuoklis, kur aš jau čia pasitaisiau, kad turiu 3. Nepasitaisiau, ta prasme, užsirašiau, kad turiu 3. Tai aš iš tikrųjų turiu juos 4, vietoj 2, kurios turėjau turėti, tai irgi jau va. Tai gubai viršiu. Eina savo, aš jaučiu, kad, žinokit, nuo čia ir visa kita, viskas eis tik blogyn. Taip, single šešėliai, tai jo, irgi, manau, galima tiesiog skaičiuoti žasiukus, nėra čia labai ką aiškinti, nes oi, nebent nežinau, čia kažkas gal sugedo, sudžiuvo iš šitų skystų, kuom aš abejoju, kaip ir viskas čia gerai atrodo, vien jau tik tais irgi dėl to, kad aš didžioji dalis jų yra naujų ir aš jais nesu naudojusis, nesu atidarius, tai ir nenoriu atidaryti, bet jo, žodžiu, skaičiuojam, kaip ir sakau, turime 4, tuomet čia turime 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus tuos 2, kuriuos išsidėsiu į Pat McGrath paletės, tai turime 28, eina šik, nes pernai turėjau 19, dabar turiu 28, tai 50% padidėjimas. Akivaizdu, kad savo galvoje įsivaizdavau, kad viskas yra žymiai geriau, negu iš tikrųjų yra. Oi, palauk, žiūrėkit, dar vieną radau tokį iš Essence irgi blizgutį, kurį pirkau tada Belgijoje ir irgi nesikio nesinaudojau. Šaunuolė Inga. Tai 29. Mūsų sąrašo antras lapas ir jame yra likusios 4 kategorijos. Visos iš jų yra lūpų produktai. Lūpų pieštukus metų pabaigoje turėjau 5, šiuo metu turiu 6. O bet tačiau, kaip ir sakiau, paskutinius šituos kelis mėnesius, būtent dėl štai šito velnio, Charlotte Tilbury, šitie visi išeina. Gaila kaip ir, taip pat tiesiog paimti ir išmesti, bet manau reikia, nes jo, vienas, sėkmė. Aš tai tikiuosi, čia kaip ir viskas, kažkaip jaučiuosi, kad kažko trūksta, bet nematau, nerandu. Bet sekanti kategorija yra lūpdažiai ir turėjau 7 ir tikslas buvo 7 arba mažiau, kaip matom, feilas. Bet kad taip paimti ir su kažkuo atsisveikinti, irgi greičiausiai ne dievulėlių. Čia yra pats prasčiausias išsivalymas, koks tais galėjo būti, nes nelabai ką valausi. Tiesiog savo nesėkmę skaičiuoju. Galima taip pavadinti. Bet kokiu atveju 3,
6, 7, 8, 9. 2 lūpdažiais daugiau negu pernai metais. Sekanti kategorija yra lūpų tintai, kuriuos aš pernai turėjau 7 metų pabaigoje ir tikslas buvo turėti 5. Kaip matote, nelabai pavyko, nes ne tik tais, kad sumažėjo, bet ir, dasidėjo jų. Bet galiu pasakyti, kad tikrai jaučiuosi, kad ties kai kuriais nemažai dirbau, ta prasme, jaučiuosi nemažai produktų išnaudojusi, kaip kad vienas iš Ingos blizgių, šitas blizgis iš Too Cool for School, irgi buvo mano pakankamai nemažai naudotas pavasarį. Jo. Taip, kad kažką atsisveikinti, taip imti ir išmesti, ne. Bet aš manau, susikaupus, aš tikrai kitais metais turėčiau čia padaryti tą pažangą, kad iki 5 vargiai, nes čia dabar yra 6, 9, nereikėtų 4 sunaudoti per metus laiko, kad pasiekti tą tikslą, tai nežinau, ar man tai pavyks, bet žiūrėsim. Čia tikrai man reikia susikaupti, nes tikslas buvo 5, turiu 9. Eina savo. Ir vėlgi, aš žinau, kad šiemet, kelionės metu, aš jau tikrai, ne šiemet, kitais metais, aš jau tikrai pirksiu dar, tai man reikia kažką su savim daryti. Ir paskutinė mūsų kategorija yra lūpų blizgiai. Ir jau sakykit, ką norit, bet va čia tai tikrai matysis, kad aš labai susikaupusi ant šitos kategorijos dirbau, nes štai čia yra, kaip ir viskas, ką aš turiu, įskaitant tai, kad Victoria Beckham, ar ne, ir štai šitas Lancome yra 2 blizgiai, kuriuos, metų eigoje nusipirkau naujus. Buvo tų tokių momentų, kaip šitie daugiau kad 3 lūpdažiai, kuriuos išdalinau, kam jie labiau patiko, norėjo ir tiko, ar ne, tai aš ne tik viską sunaudojau, bet, išdalinau dalį. Bet jau, čia yra žymiai jau mažiau. Taigi, bet yra žymiai jau mažiau, bet tikslo aš nepasiekiau ir aš manau, kad tas tikslas buvo gal neadekvatus, nes metų pabaigoje pernai aš jau turėjau 11, o tikslą užsibrėžiau metų pabaigoje turėti 4, tai sunaudoti 7 blizgius per metus laiko, gal ir buvo galima sakyti savotiškai įmanoma, bet nepasvyko. Nes aš juos turiu 7, kas yra mažiau negu pernai. Taip, bet palaukit, iš tikrųjų, žinot ką, aš galbūt netgi dar galėčiau sumažinti. Štai šitą katris tokį raudoną, jeigu pamenat, aš visai mielai naudoju ir esu nemažai taip naudojusi, visiškai plokščias. Tai šitą aš pasilieku, bet žinokit, aš štai šitą katris, jisai toksai labai ryškiai rožinis. Aš žinokit, manau, aš su atsisveikinu, nes aš realiai per metus laiko jo nesykio nebuvau pasidažius ir nenaudojus ir ta spalva nėra taip, prie ko aš labai taip linkčiau ar mane trauktų. Tai jo, -1. Ir tai reiškia, kad aš esu likusi su 6. Ir, per metus išnaudoti 2, tai aš tikrai turėčiau sugebėti, ypač tie, kad 3-2, kurie yra blizgi, jų taip neužtrimkite tik iš tikrųjų taip ilgai, vienas blizgis per 2 mėnesius, grubiai. Tai jo, žinokit, 6, tikslas nepasiektas, bet pusė to, kas buvo pernai, įskaitant tai, kad, kaip ir sakau, buvau pirkusis naujus. Tai štai buvo mūsų tai paskutinė kategorija ir dabar jau galime grįžti ir pasižiūrėti tą sąrašą ir kas su juo vyksta. Ir šitoje pusėje turime 3 ir 1 žalę ir tada šitoje pusėje turime, tai palaukti, skaičiuoju dabar 1, 2, 3. Sausa pudra, kur tą, sakiau, priskaičiau mažiuką, tai vadinasi, šitas irgi yra neįgyvendintas, nes čia savotiškai 3 tada. Yra čia reikia pataisyti. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai
Jo, jeigu aš tokį kaip ir padaryčiau, tai žaliai pasiekiau tikslą 6 kategorijose. O vat nepavyko man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kategorijų. Vos ne dvigubai. Jo. Tai, manau, labai gerai man duoda perspektyvą ir tokį pasitikrinimą su realybė. Kaip ir sakiau, video metu įsivaizdavau, kad aš, gerą pusę turėjau judėti ir čia viskas, kad gerai, ir tie produktai stalčio keitėsi ir panašiai, akivaizdu, jie keitėsi ir baigėsi nepakankamai. Ir jeigu aš norėčiau nors kiek labiau priartėti prie savo skaičių, kaip tai padaryti, nežinau. Dabar žiūrėdama į tą sąrašą, manau, akivaizdu, kad yra tam tikros kategorijos, kurioms man reikia duoti griežtai baną, kaip kad, pavyzdžiui, skystros pudros ir panašiai, kad negaliu daugiau kitais metais nieko pirktis, negaliu jokių maskuoklių pirktis kitais metais, nes 4 tikrai nėra tai, ką aš sunaudosiu. Highlighteriai 5 irgi visiškas banas. Pieštukai pravedimai irgi neturėčiau nieko pirkti. Šešėlį irgi kitais metais turėtų būti banas, bet tai jau labai neįtikėtina. Sunku būtų patikėti, kad taip yra irgi. Lūpdažiai. Irgi dar viena kategorija, kuri turėtų man būti uždrausta kitais metais. Bet yra toksai dalykas man su kosmetika, kad kosmetika yra mano vidinis malonumas ir pasitenkinimas, man jinai labai patinka, tai tokių kaip banų aš savo uždėti nenoriu, bet manau dabar tvarkysiuosi savo stalčius, pamėgindama susidėti viską atgal į vietas ir pamėginsiu taip nuoširdžiai su savim pagalvoti, ką aš tokio galiu padaryti, kad kitais metais būtų geriau. Štai čia yra visi produktai, kurie palieka mano kosmetikos stalčius ir maste visko tai yra labai nedaug. Bet reikia pripažinti pralaimėjimą, kuomet esi priešais tave, ne? Tai jo, toks video. Kažkaip tikėjausi, kad jis bus linksmesnis, kad aš galėsiu save labiau pagirti. Bet yra kaip yra. Tikiuosi, jums pavyko geriau pasiekti savo metų kosmetikos kontrolės planų, jeigu tokių jos turėjote, o jeigu ne, kaip manote apie šitą idėją, ar tai būtų kažkas, ką norėtumėte savo pritaikyti. Jo, aš kaip ir sakau, einu tvarkyti savo stalčius, viską susidėti vietas ir turėti tokį ilgą, nuoširdų pokalbį su savimi. Šiam kartui tiek, dėkui labai, kad žiūrėjote ir pasimatysim kito video metu.